Gerai, važiuoju dabar pro savo rajoną, čia kur kiekvieną dieną važinėju. Va, čia praktiškai mūsų tokia gatvelė. Gal aš čiut biškį kamerą pasuksiu į dešinę, kad labiau namus pafilmuotų, o ne gatvė. Nu ką, gerai. Važiuojam. Čia beveik meksikiečiai visur gyvena aplinkui. Yra ir balti žmonės, bet daugiau meksikiečiai, kurie šiaip irgi balti žmonės. Motorinka. O čia buvo, pravažiavom pašto mašinėlę tokia maža. Ir visur stop ženklai. Tik aš prie jų, aišku, nifiga nestoju, nes man dzin. Tai va, tokie yra mūsų San Jose miegamieji rajoniukai. Kaip ir sakiau, kaip močiučių Palanga. Vėl stop ženklas. Dabar per tiltelį važiuojam. Tiltas per Kojotės upelį. San Jose yra bent du, kuriuos aš žinau. Upeliai, vienas yra va tas Coyote Creek, o kitas yra Guadalupės riva. Guadalupe riva, tai nežinau dabar. Ta Guadalupe, tai sako, pavasarį iš kalnų, kai sniegas nutirpęs būna, tai net patvinsta daug vandens. Dabar tai nusekus tokia. Nu va. O čia jau prasideda toksai rajonas Glade Parkas vadinasi. Tai čia tokie namukai didesni, biški vietos, kiemuose daugiau. Čia tokia labai gera erija gyventi. Ir brangesnė, aišku, tie namai. Nu gerai, aš stoju, nes reik praleisti mašinas. Man stop ženklas. Duok kelią. Sauliau. Va, po kairę matot, yra Amerikos vėliava. Čia jau dar niekur nebuvau jokioj šaly, kur būčiau matęs tiek tos šalies vėliavų visur ant kiekvieną žingsnį. Labai jau jie myli tą savo šalį, jie didžiuojasi ir vėliava kabo 24/7. Nu, gerai, toliau, manau. Biškeškai aš čia prieš saulę filmuoju. Bus visokių tokių bliksniukų nereikalingų. Bet jau atsiprašau.
juosta dviračiams. Čia mašinoms važiuoti negalima. Bet man reikia sukti kairę, tai aš reikiuojas. Nu ką, kaip normalus eismo dalyvis laukiu žalios. O čia matot, prie šviesoforo viršuj yra San Fernando parašyta, tai visada rašo, kokią gatvę kerti. Va dabar artėjam ir prie šviesoforo parašyta ten 10 gatvė. Reiškia 10 kerti. Labai lengva. Gali iš karto atvažiuoti į Ameriką ir taksistų darbintis. Nepasiklysi be navigacijos. Va, žalias dviračių takas. Super duper duperinis. Čia šitoj vietoj daug jaunimo, nes visur po kairę čia yra San Jose universitetas. Toksai visokioms technologijoms, tai dar visai čia skaitos neblogus. Eismą viens veikėjas atvažiuoja, kinietiškas. Tai gerai. Ketvirta gatvė. Bankas, Bank of America. Čia aš sąskaitą pirmą atsidariau Amerikoje. Dangus giedras, debesų nulis ir taip beveik visą laiką čia. Kas man yra pagrindinis gyvenimo Kalifornijai pliusas. Per bėgius trinkt. Gerai, sukam į pirmą, nes važiuojam tiesiai.
Čia bažnyčia tokia kažkokia graži. Dabar jaučiu mane aptaškys. Čia turi. Čia dabar mes kirstumėm Market Street, tai reiškia yra Turgaus gatvė. Tai taip tie miestai ir statėsi. Turbūt pasistatydavo koks salūnas, paskui kokia bažnyčia, parduotuvė, turgus ir būdavo Turgaus gatvė. Nu ir paskui 1, 2, 3, 4, 5 ir taip toliau. Ir visa Amerika tokia. Beveik visi miestai, o ypač mažesni miesteliai, tai tokiu principu susikūrė. Turbūt matot, kad žmonių mažai, nes yra paprasta diena, vidurdienis, kažkur link 2 valandų, apie 2 dabar turbūt. Ir visa Amerika dirba. Dirba. Nu gerai, suksim čia į šitą bulvarą mes. Daug nemąstė. Tai va, tas San Jose turi beveik 1 milijoną gyventojų, 900 ten su kažkiek tai kapeikų. Atrodytų didmiestis, ale nieko taip nepanašu, kad būtų labai didelis didmiestis. Pusuotas dėdulis laukia, kada pereis gatvė, ir mes su suotu dėduliu laukiam. Žalias, šviesoforas žalias. Nu gerai, čia darom pertrauką dabar.